Mistika pradėjo savo veiklą gimnazijoje? Kaip klubas Mistika įsikūrė jau seniai, prieš porą metų, bet kaip įmonė savo veiklą pradėjome tik šiais metais. Tapome mokomosios mokinių bendrovės įmonė Mistika. Kaip sugalvojate atidaryti savo parduotuvę? Kadangi tapome įmonę, turėjome sukurti kažkokį verslą ir mūsų konsultantas, mokytojas Valentinas Gudėnas, pasiūlė būtent atidaryti parduotuvę. Ir taip pat atlikome mokinių apklausą, kuri parodė, jog mokiniai norėtų to dalyko mūsų gimnazijoje. Gal ko nors norėtumėt palinkėti jauniesiams verslininkams? Pirmiausia, tai ryžto ir siekti savo tikslo. Ačiū. Taigi čia jūs galėsite įsigyti rankų darbo, pačių nerealiausių ir originaliausių sesijų, kurių tikrai niekur kitur daugiau nerasite. Čia turim ir linijom, ir langeliais, taip pat čia rasite tokią frazę labai įdomią, bet to sąsiuviniai yra su skirtingomis frazėmis, todėl kuo daugiau jų nusipirksit, tuo daugiau sužinosit. Taip pat čia galėsite įsigyti vaikų moksleivių darbų dėžučių. Galėsite pasveikinti draugą, draugą. Svarbiausias pieštukas pasaulyje. Jis jums padės atsikratyti 25% daromų klaidų. Todėl pirkit jį, kaip nuostabus kainos ir kokybės santykis. Taip pat 3 stikai, gal užfiksuoti Alavarą gimnazijos tušinukai. Taipogi galėsite įsigyti pakabukus su savo zodiako ženklus papuošius ir taipogi sužinosite, koks yra jūsų zodiako ženklo charakteris. Mistikos prezidentas Linas perdirbs juostą ir sekančią pertrauką prasideda prekyba. Taipogi kviečiu Tomą, kviečiu Viktoriją, Justiną, aišku, pakabinėti ir išdalinti šitos balionus mūsų svečiams. Pirmin.